Bet galvom, o ką mūsų kaimo jaunimui, ką mūsų kaimo mokyklom. Jie gal iš vis ten be teatro gyvena. Sugalvojome važiuoti į kaimo mokyklas. Kūrybinis maratonas Eik šartyn, kas 2 metai Jurbarko kultūros centro režisierės Birutė Šneiderienės kartu su vaikų ir jaunimo teatro Vaivorykštė aktoriais įgyvendinamas projektas, kurio metu atokesnių vietovių jaunimui pristatomi įvairūs teatriniai užsiėmimai. Kūrybinio maratono metu Skirsnemunėje ir Smalininkuose jaunimui parodytas Vaivorykštės teatro spektaklis Škac mirtie pagal Saulių Šaltenį. Vėliau vyko užsiėmimai su profesionaliais aktoriais Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinėje mokykloje su aktoriumi televizijos laidų ir renginių vedėju Oskar Viganovski, Smalininkų technologijų ir verslo mokykloje su aktorė, režisierė ir tinklaraštininkė Violeta Mičelienė. Jurbarke vykęs Improvudas linksmas teatrinės improvizacijos pasirodymas, kurio metu aktorė Milda Noreikaitė, Arnas Ašmonas ir Balys Latėnas pagal žiūrovų pasiūlymus kūrė ir vaidino įvairiausias situacijas. Į improvizacijos procesą aktoriai įtraukė ir savanorius iš salės. Pakalbinome projekto iniciatorę, Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro Vaivorykštė vadovė Birutė Šneiderienė. Kas jums yra kūrybinis maratonas Eik šartyn? Tas projektas Eik šartyn tikrai suteikia galimybę vaikams mano teatro Vaivorykštės vaikams pasirodyti platesniai auditorijai, bet ir man, tiesiog mano darbėjus man yra toks džiaugsmas, nes, sakau, ne vieną kartą esu važiuodama po tas mokyklas, važiuodama, stebėdama tų vaikų reakciją žiūrinčius į spektaklį ir po to dalyvaujančius tuose laboratorijose teatrinėse. Aš matau jų akis, aš matau džiaugsmą, aš matau tokį susidomėjimą ir bet aš tada galvoju, bet tai yra mano darbo prasmė ir nebereikalų mes čia vargom, nebereikalų tą spektaklį statėm, nes ta publika ir tas susidomėjimas man tikrai suteikia daug kūrybinių jėgų ir tiesiog užtvirtina, kad dirbu nebereikalus. Projekto pavadinimas Eik šartyn kaip ir viską pasako. Tai, kad pritraukti kuo daugiau žmonių artyn to teatro, kad ne tik pažiūrėtų spektaklį, bet ir patys išbandytų save scenoje. Na, todėl galvojam, gal mes su jaunimu dar ne tokie gabūs, kad pritrauktume žmogų, parodytume tas teatrinės subtilybės. Todėl pasikviečiam jau profesionalius aktorius, kurie tikrai labai gerai tą moka ir svarbiausia, labai gerai moka perteikti kitiems. O ar teatras iš tiesų toks reikalingas? Teatras reikalingas visiems. Vaikams, jaunimui, pradedant nuo mažų vaikelių ir iki pasenusių jo žmonių, nes teatras suteikia tiek daug džiaugsmo. Nežinau, man atrodo, kad teatras yra pats dėkingiausias žanras, aprėpiantis muziką, šokį, judesį, vaidybą ir suteikiantis galimybę visą tai pamatyti vienoje vietoje. Tai teatras yra reikalingiausias dalykas žmogui. Atsiranda vaikų, kurie tiesiog po tų mūsų pasirodymų ir po tų mokymų prieina ir sako, kaip norėčiau į teatrą. Kai baigsiu šitą mokyklą, atvažiuosiu į Jurbarką, ar galėsiu ateiti? Žinoma. Ir yra tokiu atveju, kad ateina vaikas, sako, šis pamačiau ten ir tada susidomėjau teatru. Kad ir jisai neateina į teatrą, bet jisai sako, tas momentas man buvo kažkas tai tokio. Kas tai yra teatras, kad aš irgi norėčiau. Ir jeigu aš dabar nueinu sportuoti, aš vis tiek visada norėsiu eiti į teatrą ar dideliuose miestuose ir visada aš būsiu teatro gerbėjas. O ką duoda teatras? Teatras duoda, nežinau, jeigu išvardinčiau visus šitos dalykus, tai ilgai turėčiau vardinti. Teatras tiesiog įkvepia. Teatras duoda drąsos jaunam žmogui.
Nes kartais ateina jaunas žmogus, sėdi kamputyje susigūžęs ir staiga jis po truputėlį tiesiasi, atsiskleidžia. Tai teatro pagrindinis, toksai, man atrodo, tikslas, tai suteikti drąsą, suteikti pasitikėjimą savim, suteikti vietą, kur gali atrasti save.